Visas tiesas sužinosite žiniose, jeigu tik būsite kartu. Visą mokslo metų pasaulį atraskite knygynuose Pegasas ir pegasas.lt. Labas vakaras, LNK žinios apie svarbiausius antradienio įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Aš Gintaras Deksnys. Ir aš Adomas Grinis su sportu. Pirmiausia, naujienų santrauka. Euforija po pergalės prieš Ameriką pakeitė liūdesys po pralaimėjimo serbams. Lietuvos rinktinės kova dėl medalių baigta. Labai gaila. Labai tikėjau šiaip jais, labai dėjau daug vilčių. Prezidentas neranda sutarimo su valdančiaisiais, kad ribojimai Rusijos ir Baltarusijos piliečiams būtų vienodi, neįsiūlo Seimui ir savo pozicijos dėl kai kurių mokesčių. Nemato skirtumo tarp LGBT ir kitų socialinių grupių teisių. Mano akimis lygiai tokios pačios žmogaus teisės yra ir mūsų seniorų finansinė padėtis, ir šeimų padėtis. Maistui išleidžiame penktadalį savo pajamų, virš 200 eurų per mėnesį. Tiek pat eurų pravalgo ir vokiečiai, bet jiems tai vos 10% algos. Pinigai tiesiog kapsėti, kaps iš piniginės lauk. Šiauliuose vėl ginčai dėl atminimo lentos generolui Vėtrai. Žydų bendruomenė seniai spaudžia savivaldybę ją nukabinti, bet institucijos tebesiuntinėja raštus viena kitai. Noreika prisidėjo prie Šiaulių geto steigimo ir prie žydų nusintimo į Žagarę Mirių. Arktyje dirbę Klaipėdos mokslininkai savo akimis įsitikino, kaip greitai tirpsta ledynai. Didelis gabalas ledyno dabar atsiskėlęs, stovėjo pačioje lagūnoje ant dugno ir tirpsta. Balti ar rudi kiaušiniai geresni ir kokias vištas pigiau auginti. Baltos vištos yra stipresnės ir našesnės, jos gyvena ilgiau. O rugsėjais dar džiugins šilumą. Dieną termometrai dar kils iki 26 laipsnių, o ir naktys šalnų kol kas nežada. Žvelgiant į tą antrą rugsėjo pusę, tai turėtų būti šiltesnis negu įprastai rugsėjais. Ašaros, liūdesys ir net keiksmažodžiai. Pasaką pasaulio krepšinio čempionate kūrė Lietuvos krepšininkai, ketvirtfinalyje patyrė skaudų pralaimėjimą prieš serbus. O tūkstančiai Lietuvos miestuose susibūrusių ir gyvai darbo dieną rungtynes stebėjusių sirgalių sunkiai rinko žodžius. Kai kurie svarstė, ar nevertėjo prieš porą dienų atiduoti pergalės prieš amerikiečius ir ketvirtfinalyje žaisti su silpnesniais italais. Pasak ekspertų, šiandien Serbijos rinktinė buvo tiesiog pranašesnė. Nerijaus Bliujaus reportažas.